Sveiki! Šiame vaizdo įraše paaiškinsime, kas yra Employee Ads Consultancy platformoje, kokią informaciją reikia pateikti prieš jį pakviečiant ir kaip sistemoje veikia NERA ir Payroll funkcijos. Employee – tai asmuo, kuris dirba įmonėje ir gauna atlyginimą. Prieš siunčiant kvietimą, darbdavys turi pridėti visus darbuotojus, kurie yra darbo užmokesčio sistemoje. Reikia užpildyti kelis su darbo užmokesčiu susijusius laukus. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką Edit šalia norimo darbuotojo ir užpildykite. Darbo pertraukų skaičių per darbo dieną, Payroll Interval savaitinis, kas 2 savaitės arba mėnesinis, darbuotojo darbo pradžios datą, pareigas, Basic Rate, Overtime Rate ir kitus papildomus parametrus reikalingus tiksliam darbo užmokesčio apskaičiavimui. Išsiuntus kvietimą, darbuotojas turi jį priimti, kad galėtų naudoti sistemą. Priėmęs kvietimą, darbuotojas gali bet kuriuo metu internetu užpildyti NERA form. Norėdami užpildyti NERA form, prisijunkite prie sistemos. Atidarykite savo įmonę. Slinkite žemyn iki Employee skilties. Spustelėkite Payroll šalia darbuotojo vardo. Pasirinkite Payroll Year. Pasirinkite Payroll Interval, konkrečią savaitę arba mėnesį, kurį pointote. Užpildykite NERA form. Pildydamas NERA form, darbuotojas pasirašo ją individualiu elektroniniu parašu. Tai suteikia teisinį galiojimą ir apsaugo tiek darbuotojo, tiek darbdavio teisės. Savo asmeninėme valdymo skydelyje darbuotojas gali matyti šventinių dienų sąrašą, panaudotas kasmetinės atostogas, nedarbingumo dienas, Basic Rate, Overtime Rate ir bendrą per metus dirbtų valandų skaičių. Jei darbdavys randa klaidą, jis gali redaguoti valandas, grąžinti formą darbuotojui ir gauti atnaujintą patvirtinimą. Darbdavys gali eksportuoti duomenis į Excel, siųsti darbo valandas klientams patvirtinti ir integruoti visą informaciją su apskaitos ir darbo užmokesčio sistemomis. Platforma sukurta tam, kad supaprastintų komunikaciją tarp darbdavio, darbuotojo, buhalterio ir kliento, jei taikoma. Jie užtikrina visišką teisinį atitiktį, konfliktų prevenciją, skaidrų duomenų registravimą, tikslų dirbtų valandų patvirtinimą ir automatizuotą darbo užmokesčio apskaičiavimą. Ačiū, kad žiūrėjote.